Na, tai galėsim tuomet pradėti mūsų susitikimą. Pradėkim tuomet nuo šios savaitės atradimų ir kuo yra norima pasidalinti. Na, tai visą laiką, kai prasideda kažkoks naujas etapas, tai visą laiką atrodytų, kad kai mes pradedam naują etapą, tai turėtų būti kaip tariamai atverčiam naują puslapį ir ten visa kita išnyksta staiga, nes liko praeitam puslapį ir pradedam nuo nulio, bet nėra to nulio. Visą laiką mes einam, net jeigu mes įsivaizduojam, kad ten yra kažkoks nulis, tame nulyje po kablelio vis viena ten kažkas yra. Tai visi tie dalykai visą laiką tęsiasi. Ir tai, kad mes atidedam kažkokią energiją, neišnyksta, tiesiog lauk. Mes psichiškai nustatom ribas kažkokias, sakom, ne, dabar ta energija turi būti, žodžiu, pažabota, suvaržyta ir jinai ten stovi, bet jin tik laukia progos. Ir ateina tada nauja proga ir jinai vėl išsiveržia. Jis dar nėra išspręsta. Ir vien tik dėl to, kad mes bandom save įtikinti ar kitus įtikinti, kad ne, nieko ten nėra, viskas ten yra visuomet išspręsta ir baigta, tai nepakeičia tos energijos. Tai kažkiek tai ją, taip sakant, tą energiją įtakoja, ne kažkokiu tai būdu paveikia ir panašiai, bet apart to tai iš esmės nekeičia tos situacijos. Tai tiesiog, kad mes viską supras, kad mes judam į priekį, kad visas visą laiką mūsų judėjimas į priekį nuolatos yra paremtas mūsų buvusiais patyrimais, kuo mes jau buvom, su kuo mes susidūrėm. Ir tai vis laik yra tęstinumas. Dėl to, kad mes užklijuojam naują etiketę ir galvojam, kad tai yra kažkas naujo. Iš tikrųjų tai yra pačios energijos, su kuriomis mes dirbam, tik mes per kažkokį naują filtrą dabar jas filtruojame. Esam tą procesą, bet iš tikrųjų tai visas mūsų gyvenimas yra apie mūsų tų energijų, kuriuose mes esam, būtent turim krovą kažkokią tais sprendimus. Ir mes visą savo gyvenimą sprendžiam tas energijas ir tai, kokiose energijose mes jau esam buvę, tos energijos yra įkrautos, ir jeigu jos dar nėra iki galo normaliai, sakykime, išspręstos, normaliai tai reiškia subalansuotai tokiu būdu, kad mes rastume savo vidinę ramybę, kad būtent mes esam savimi, bet taipogi mes, sakykime, nepažeistume kitų žmonių jausmų ir jų tikėjimo sistemų. Žmonės turi įvairias tikėjimo sistemas ir mes tiesiog natūraliai būdami savimi, mes galim sužaloti kitus žmonės, nes tai tiesiog žaidžia jų tikėjimo sistemas. Ir mes galim sakyti, oi, bet aš esu nekaltas, aš tiesiog esu savimi, nesiskaito. Kas skaitosi, tai yra, kad kitas žmogus buvo sužalotas. Ir tik dėl to, kad mes esam visiškai savimi, mes galim žaloti kitus žmonės. Tai yra kai kas, su ko mes turim susitaikyti, neišvengiama. Dėl to kitus žmonės nori patapti, būtent tais, kur visiems įtikti. Visą laiką visiems įtikti, nes tokiu būdu tu kitų nepažeisi. Galvoja, kad tai yra labai gudru, bet tai nėra gudru, nes tada tu išduodi save, tu apgudrauji save. Bet tai mes turime ieškoti visą laiką to balanso. Kaip galima surasti tą auksinį vidurkį, kad mes galėtume išlikti savimi, bet nepažeisti kitų žmonių, jų tikėjimo sistemų. Ir tai yra gyvenimo meistriškumas. Tas, kuris tą valdo, gali tapti gyvenimo čempionas. Jeigu nežaidi pagal taisyklės, bus pasekmės. Reikia suprasti žaidimo taisyklės. Čia nėra pasaulis, kad daryk viską dėl kitų, susivyk savęs, arba nusispjauti ant visų kitų, daryk taip, kaip tu nori. Abejo, šios pusės yra pralaimėtojai, automatiniai pralaimėtojai. Pralaimėtojai yra tik tie, kurie randa kažkokį tais balansą tarp šitų jėgų. Ir tada tai, tas laimėtojas čia gal yra labai sąlyginis toks terminas, bet esmė yra, kad mes tada galim gyventi patogiai. Patogiai tai reiškia, kad mes neišduodam savęs, nežalojam kitų. Surandam balansą.
ten kažkiek gaunasi, kad mes kažkiek išduodam savęs, kažkiek tais mes žalojam kitus, bet mes stengiamės taip viską daryti, kad minimizuoti tą. Minimizuoti saviždavystę, minimizuoti kitų žalojimą ir kuo mažiau mes žalojam save ir kitus, tuo daugiau mes esam būtent per balanso būsenoj, tuo labiau mes toj vietoj sugebam gyventi sąlyginai sėkmingai ir tikrai yra žmonių, būtent kurie yra labai sėkmingi gyvenime, dėl to, kad jie surado tą balansą. Nes pats unikaliausias žmogus, kuris yra super unikalus, jeigu jis yra tik tais super unikalus, tai jisai gali būti super unikalus ten kur nors gatvėje ant suoliuko ar palapiniai, nes niekam jisai nėra įdomus savo to super unikalumu, nes jo unikalumas sužeidžia. O pats labiausiai žmogus, kuris nori visiems įtikti, jisai gali toj vietoj visiems atiek norėti įtikti, kad ten iš jo jau nieko nebeliks iš savęs. Tais visų, taip sakant, kažkoks, nežinau. Tas, kuris visiems įtinka, bet nieks jį iš tikrųjų negerbs, nes jisai neturi savęs. Tai va, tai toj vietoj mes ieškam to balansą, tai yra gyvenimo meistriškumas. Tai šiandien mes kalbėsim apie psichinę temą ir šiandien pakalbėsim apie tokį reiškinį, kuris vadinasi psichinė iliuzija. Tai kad suprastume šitą reiškinį, turim pirmiausia atskirti du dalykus. Pirma, yra tai, ką mes vadinam realybė, ir antra, mes vadiname iliuzija. Tai realybė yra tai, realiai, kas yra sutarta žmonių kolektyvinė sąmonė. Tai yra realybė. Realybė nėra tai, ką individas galvoja, ir galbūt realybė net nėra tai, ką, sakykime, kažkokia grupė žmonių galvoja. Realybė yra tai, kolektyvas žmonių. Ne kolektyvas, bet visa kolektyvinė sąmonė galvoja. Tai kai yra kolektyvinė sąmonė ir tarkim yra Žemės kolektyvinė sąmonė ir visi galvoja, kad pasaulis yra toks, koks jis yra, tai dabar, kadangi pasaulis toks yra, tai jisai negali būti kitoks. Ir taip yra galvojama dėl to, kad kažkas mus bando nuolatos įtikinti, kad yra taip ir kitaip būti negali. Ir negalėdami matyti jokio kito pavyzdžio, mes kaip ir iš esmės tikintuom, tai yra masinė haliucinacija. Bet ta haliucinacija yra susijusi tik su tuo, kad žmonės to tiki ir tuo tikėdami tai projektuoja ir taip tą projektuodami tą mato. Pats žodis realybė techniškai jisai nėra įmanomas, nes realybė pas mus asociacija su žodžiu realybė tai yra neginčytinama tiesa, kažkas, kas yra visiškai realu. Tarkim, tu paimi akmenį ir akmuo yra akmuo. Viskas. Tai yra neginčytina tiesa. Ir tas žodis jis yra netinkamas, nes akmuo nėra akmuo. Akmuo yra atomai, yra mineralai, yra energija, yra vibracijos, yra visatos kuriančioji jėga, yra siela, yra kažkokios tai elementinės karalystės, žemės elemento dalis, yra labai daug. Akmuo nėra tiesiog akmuo. Tai šitoje vietoje nėra tokio žodžio kaip realybė, bet yra vadinamos sutartinės reikšmės, kas yra būtent kažkokia įteikta, sakykime, idėja apie tai, kad kažkas yra kažkas. Ir esant tam sutarimui, tada
iš esmės mes to sutarimo laikomės ir jo laikydamiesi mes turim bendrinius sutartinius simbolius, kuriais mes vadovaujamės ir jais vadovaudamiesi mes tuomet teigiam, kad kažkas yra kažkas. Tai dabar, jeigu žmonės negali suvokti to, kad, tarkim, mūsų realybė yra įteikta, kad akmuo yra akmuo ir tai negali būti niekas daugiau, tai nereiškia, kad tai negali būti niekas daugiau. Tai tiesiog reiškia, kad žmonės automatiškai priima tą tikėjimo sistemą ir tai skaito, kad tai yra realybė ir skaitydami, kad tai yra realybė, jie negali nieko matyti toje vietoje daugiau. Tai tiesiog tie žmonės gyvena vadinamomis automatinėmis tikėjimo sistemomis, kurios vis yra įdiegtos nuo pat jų vaikystės. Tai va, tai ir šito vietoj daug kas norėdami įtikti kitiems ir per daug neišsiskirti, priima tas tikėjimo sistemas automatiškai ir viskas. Ir tuo istorija yra baigta. Jie tada gyvena tomis sistemomis ir nieks daugiau nevyksta. Tai dabar, vat, kai mes jau turim tas automatinės tikėjimo sistemas, kur vat, žmonės vat, tiki, pasaulis yra toks, ir yra šitaip, ir nėra kitaip ir panašiai. Jau kai mes esam toj pozicijoje, tai tada atsiranda, sakykime, kiti veikėjai, kurie, tarkim, nori mūsų tą automatinę tikėjimo sistemą pakeisti. Ir tada jie daro savo kažkokią tai įtaką. Ir jie mums kažką sako, ar kažką pasakoja, ar panašiai. Ir, kai kurie žmonės pradeda kažkuo tikėti toje vietoje. Ir pradėdami kažkuo tikėti, jie pradeda po truputėlį, kurti savyje kažkokią tai iliuziją apie kažką. Ir kurdami tą iliuziją, jie pradeda eiti tos iliuzijos keliu, kas pradeda vykdyti, kad jų realybės sfera pradeda, kaip ir kurti savo kažkokią tais iliuziją būtent apie kažką, nes jie apie tai mąsto, apie tai galvoja ir jie pradeda kurti tą iliuziją, bet kadangi kolektyvinė žmonių sąmonė tuo nesutinka, tai tada tai lieka iliuzija. Nepriklausomai nuo to, kiek žmogus tą iliuziją aplinkui save kuria ir, ar tą iliuziją jis pats apie save kuria, ar ta iliuzija ateina dėl to, kad kažkas jį bando įtikinti kažkuo ir jisai tą kuria. Ir to vietoj gaunasi būtent tas dalykas toksai, kad tas žmogus bando įtikinti save, ar bandydamas save įtikinti save, bando įtikinti gal ir kitus, bet kiti tuo netiki. Ir tada gaunasi, kad tas žmogus gyvena vadinamai psichinėj iliuzijoj. Jeigu kiti netiki tuo, o tiki tas žmogus. Ir tarkim, jeigu žmogus tiki, kad jisai yra Napoleonas Bonapartas, ar Jėzus Kristus, ar ten dar kažkas, ir jisai labai tiki, ir jisai kuria tą psichinę iliuziją apie tai, ir tą psichinį įvaizdį netgi susikuria apie tai, ir, aišku, jisai turi visą paketą, jis turi ten Napoleono Bonaparto kepurę, ir ten batus, ir kostiumą, viską. Kardą kažkokį prisideda ir jisai yra Napoleonas Bonapartas. Ir jisai, reiškia, vaikšto ir vadina, kiek jis yra Napoleonas Bonapartas. Ir jisai tuo tiki, bet kiti tai netiki tuo. Nes visi žino, kad Napoleonas Bonapartas mirė jau senai ir istorija baigta. Negali būti Napoleonas Bonapartas, bet jisai tuo tiki. O kodėl jisai tuo tiki? Galbūt jisai pats tą savo susigalvoja, ar galbūt, tarkim, tu nuėjai ten į kokią nors tų gyvenimų ten pasakotojų draugiją ar kažkokias tai paslaugas ir tau papasakojo, tu esi Napoleonas Bonapartas, buvai Napoleonas Bonapartas. Ir čia yra tikra istorija, tokia labai populiari iš tikrųjų. Vienas žmogus nuėjo pas škerikę kažkokią, sako, kas aš buvau praeitam gyvenimui. Sako, tu buvai Napoleonas Bonapartas. Ir jisai ant tiek patikėjo, jisai pradėjo ten viskuo domėtis, ką Napoleonas ten darė ir kaip jisai ten viską
Ir jisai pradėjo domėtis jo strategija, jo gyvenimo mąstymu ir viskuo. Ir šiaip jisai daug pasiekė savo gyvenime, nes Napoleonas Bonapartas sąlyginai buvo sėkmingas veikėjas ir daug kas savo gyvenime pakeitė ir pasiekė, ne tik dėl to, kad jis įsivaizdavo, kad jis yra Napoleonas Bonapartas. O paskui praėjo daug metų ir ten paaiškėjo, kad ta aiškiaregė tiesiog buvo lakios vaizduotės moteris, jokių gabumų. Bet tas žmogus jau buvo ganėtinai įsitikinęs, kad juos tas Napoleonas Bonapartas ir jisai, ganėtinai perėmė tą įvaizdį. Tai kas gal nepatikėjo tuo, kad jisai yra iš tikrųjų Napoleonas Bonapartas, nes tai buvo gal iš praeitų gyvenimų, bet tarkim, iš modernesnių istorijų yra buvę istorijų, kur, čia Winstonas Churchillis pasakojo, buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas, ir buvo tamsus vakaras, buvo liūtis ir jisai, užklupo liūtis ir jisai užsuko kažkur į kažkokią tai užeigą, kad paslėptų nuo lietaus. Ir jisai sako, laba diena, aš Winstonas Churchillis, rimkit mane prašau, truputėlį nuo lietaus, kol praeis lietus, nes palauksiu, kol praeis lietus ir galėčiau ten nueiti, kur jam ten reikia. Ir sako, o štai dar vienas, sako, aš esu vienas, Winstonas Churchillis, sako, nėra kitų. Tada skaityti tą patį kambarį. Ir ten nuėjo ir ten pasirodo dar 3 Winstono Churchilliai. Visi vienodai apsirengę, visi ten su cigarais ir visi, žodžiu, taip pat šneka ir taip pat elgiasi ir visa kita. Ir jis sako, aš esu priblokštas, ta prasme. Aš pats pradėjau abejoti tada, sako, su jais bendravęs ir kokie jie įtikinami veikėjai. Aš pats pradėjau abejoti, ar aš esu Winstonas Churchillis, gal jie yra, sako, kokie įtikinami veikėjai, sako, aš sunku patikėti. Žodžiu, tokių visų keistų istorijų yra pasaulyje. Tai reiškia, kad tokios sukuria iliuziją, kad net, tarkim, tas asmuo, kuris būtent yra tas būtent asmuo iš tikrųjų, tas net pradeda abejoti, ar jis tikrai yra tai, nes kiti yra daug tikroviškesni. Taip gaunasi dėl to neretų atveju, nes daug kas, ką mes būtent kuriam tą psichinį įvaizdį, neretų atveju mes jį sukuriam tokį tikrovišką, kuris netitinka tos realybės kažkokios, tai kas mes esam iš tikrųjų, nes mes turim tą įvaizdį ir kiti moka nukopijuoti tą įvaizdį ir antikėti būtent tą veikėją, tą charakterį, kad jie tampa geresni, būtent aktoriai, negu mes esam iš tikrųjų tuo. Čia kaip apie tą Elvio filmą, kai irgi pažiūrėjau, manęs klausė, sako, ar tas aktorius gerai suvaidino Elvį, nes tai yra toks sudėtingas charakteris. Aš taip sakau, man atrodo, tas aktorius tikrai labai gerai suvaidino tą veikėją. Ir sakau, man atrodo, kad tas aktorius geriau suvaidino Elvį, negu pats Elvis būtų suvaidinęs. Esmė yra tokia, kad būtent su tom psichinėm iliuzijom yra labai sudėtinga, nes kai mes labai kažkuo įtikim, tai tada yra labai komplikuota, jeigu kiti irgi nepriima būtent to. Pasakim, kai yra karališka šeima, kodėl jie yra karališka šeima ir kodėl jie, tarkim, valdo Britų karališka šeima, kodėl jie valdo tokią didelį dalį pasaulio. Tai yra tiesiog labai aukšto lygio magija. Kitaip neįmanoma to paaiškinti, kodėl žmonės jiems paklūsta. Kodėl Australija, Kanada, JAV, tariamai JAV laisva, bet tariamai Naujoji Zelandija, ilgą laiką buvo ir Indija, ir Kinija, ir Japonija, šitiek daug Pietų Afrikos Respublika, šitiek daug yra ir paklūsta būtent tai, valstybei. Kai Britai valdė Indiją, tai būdavo, man atrodo, santykis, kad vienas kareivis ar tai 1000 žmonių. Tai kaip juokavo, sako, jeigu žmonės jeigu indai būtų spjaudę ant Britų armijos, tai nuskandinę tiesiog spjaudė. Esmė yra tokia, kad tai yra sunku įsivaizduoti, kodėl galima būti paklusti tokiam dalykui.
Na, bet taip veikia tos psichinės iliuzijos. Galim sukurti tokias iliuzijas, kad yra kažkokia galia ar kažkas tai ir žmonės patikė. Žmonės patikė, priima tai už realybę, kad taip yra. Ir visokių yra metodų. Čia aišku tokios jau labai grandiozinės būtent vizijos, kurios gali būti įteiktos, bet yra ir tų minimalių vizijų, kur kažkas kažkam, taip sakant, pasakoja kažkokias ten, taip sakant, istorijas ir kiti žmonės patikė tom istorijom ir patikėję įtiki tuo ir tada būtent tas pasakotojas sako, va, aš jau turiu tą žmogų. Jisai tikėjo mano istoriją, jisai tikėjo būtent to, ką aš pasakoju ir jisai tikėjęs tada jau, kadangi tas žmogus išsižada savo realybės sferos, savo tikėjimo sistemos, net jeigu tai ir nebuvo niekada jo tikėjimo sistemos, tiesiog turėjo būtent tą kolektyvinę tikėjimo sistemą, bet jis priima būtent to pasakotojo, to mago tą tikėjimo sistemą. Ir mes jį įtikina, užhipnotizuoja toje vietoje. Ir tada tas patikė tuo, ir patikėjęs nuo to vietoje priima to vieno hipnotizuotojo būtent realybės idėją ir patikėjęs ją nenori tikėti nieko kitu. Nori tikėti tik tą sistemą, jis tampi priklausomas tada nuo tos tikėjimo sistemos. Nes tikėjimo sistema tada mūsų asocijuojasi su realybės stabilumu. Ir kodėl žmonės nenori išeiti iš socialinių tikėjimo sistemų ir panašiai, dėl to, kad tai griauna jų realybės stabilumą. Jų realybė, jų stabilumas paremtas būtent tuo, kad tokia yra piešiama socialinė iliuzija, kad yra šitaip, kad ką žiniasklaida pasakė, ką valdžia pasakė, taip, kitaip būti negali ir tai sukuria stabilumą. Stabilumas yra pati turbūt svarbiausia savybė būti šitame pasaulyje, nes jis yra toks nestabilus. Viskas keičiasi, viskas makaluojasi nuolatos, ir mes ieškom to nuolatinio stabilumo ir mums būtina kažkokia stabili vizija, stabili iliuzija. Priešingų atveju mes jaučiamės, kad mes neturim stabilaus pagrindo po kojom, nesusisiejam savo psichikos su realybės projekcija. Tai toj vietoj mes, taip sakant, suvokdami tai, galim suprasti, kad tai yra tikrai tų iliuzijų ir galim jas atpažinę, galim, jomis nebesivadovauti. Bet taipogi mes turim suprasti, kad yra kai kas yra vadinama būtent dieviškoji projekcija. Yra, kad, taip kaip, sakykim, visatos kūrinčioji jėga įsivaizdavo, kad šita realybė turėtų būti kuriama. Ir tai nereiškia, kad tai yra galutinė, vienintelė neginčiama vizija. Mes šitoje planetoje tą ganėtinai esam įrodę kaip žmonija, kad mes galim nesutikti su visatos kūrinčiosios jėgos vizija, kokia turėtų būti visata. Mes ginčinamės, mes vadom, mes neprivalom gyventi nuostabiai su neribotomis galimybės, mes galim gyventi ganėtinai, sakykime, apgailėtinai ir sunkiomis sąlygomis ir su ribotais ištekliais ir ribotomis galimybėmis. Mes įrodėm visatai, kad mes galim, taip sakant, nesutikti su visatos siūlomomis neribotomis galimybėmis. Mes galim save įtikinti ir parodyti visatai, kad mes galim būti riboti. Tai mes esam kaip žmonija, esam tikrai genijai šitoje vietoje. Visata stebisi mumis ir negali patikėti, kad tai buvo įmanoma. Įrodyti tokį dalyką. Mes įrodėm. Mes galim sam didžiuotis. Ir, kadangi mes jau tą įrodėm, tai kaip ir gal nėra jau daugiau, taip sakant, didelės reikėmybės toliau tęsti tą. Tai kaip ir galbūt artėja laikai, taip sakant, kad mes galėtume jau išvesti save iš tų ribojančių idėjų, mes jau įrodėm tą, jau yra užtvirtinta, kad tai tikrai yra įmanoma. Tai kaip ir galim paleisti tą idėją. Tai dėl to dabar štai, taip sakant, truputėlį organizuojam jau
tas tokias vizijas, kaip jau save išlaisvinti dabar iš tos jau ribojančios vizijos, kad sugrįžti į tą neribotą viziją, taip sakant. Tai jau išeidėmės iš tų iliuzijų ir dabar ribotumo iliuzijos, būtent mes buvom ribotumo ar apribojimų meistrai. Ir dabar jau mums būtų visai laikas pradėti eiti į būtent tą neribotumo meistriškumą, tai yra, kad mes esame beribiai ir pradėti su tom energijom dirbti. Tai buvo toks spaudimo laikotarpis, bet tai yra ta vadinama kali juga, kurį vadinu, tai yra būtent laikotarpis, kuomet daugiau yra susikoncentruojama į materiją ir daugiau būtent materialumas pradeda dominuoti. Ir tamsos jėgos labai pasinaudojo būtent to laikotarpiu, kai daug kas koncentravosi į materiją ir mažiau į tą būtent tas dvasinės aukštesnės plotmės. Tai tada jie būtent dar suko tą gerai, blokavo tas energijas ir tada mes visai pamiršome tą viską. Dabar jau jums reikia, taip sakant, pradėti išeiti iš to, tai jau natūraliai tiesiog išeidinėjom iš to ciklo, to laikotarpio. Ir tada mes save išlaisvinti iš to. Ir laikas baigti tos ribojančius įsitikinimus, ribojančias iliuzijas. Ir tą vietoj būtent dėl to organizuojam visokius būtent naujas vizijas, kad išlaisvinti iš šitų senų vizijų. Tai dar mes nepasiekėm to lygmens, kur mes tiesiog priimam, kad viskas yra įmanoma, nes tiesiog dar nesam pribrendę tam, nes pas mus dar yra vis tos įvairios tikėjimus. Mes dabar galim tik keisti vienas tikėjimo sistemas kitomis tikėjimo sistemomis. Tai yra, mes vis dar vadovavomės tikėjimo sistemomis, mes negalim tiesiog numesti tikėjimo sistemą ir sakyti, aš galiu viską. Mes negalim visko, nes jeigu mes dabar bandysim skristi pro langą, nenuskrisim. Bet yra dar tikėjimo sistema, kad yra gravitacija ir mes esame riboti tos gravitacijos. Ir mes negalim to įveikti, tai mes galim save įtikinti, kad aš galiu skristi, bet mes greičiausiai, kaip sakant, vis viena atsidursim ant žemės. Tai nesuveiks kaip matricoje, kad ten patikti, kad aš galiu skristi ir duotus. O taip paprastai neveikia. Kai kurie meistrai moka tą savo susikurti, bet tada jie ten kažkur vienuolynuose savo tą susikuria. Ir tai tikrai neteina vien tik dėl to, kad jie save įtikina tuo, o tai ateina dėl to, kad jie suvokia, kaip dalykai veikia ir suvokimo jie gali tas dalykus padaryti. Vis tik mes daugiau dirbam čia tikėjimo sistemosmis, kur mes bandom tiesiog psichologinėme lygyje save įtikinti kažkuo, bet ne dvasinėme, ne sielos lygyje suvokti. Mes neturėdami tos patirties, mes negalim tų dalykų patirti. Galim tiesiog bandyti įtikinti tais dalykais. Bet ir mes ir dirbam su tom, kaip sakant, tikėjimo sistemom. Bet man tikslas yra būtent kuo daugiau atsisakyti tų iliuzinių idėjų, o iliuzijos taip pagrindė yra paremtos arba apribojimais, arba nerealiomis galimybėmis. Tai yra, kad jeigu mes darysim taip, bus šitaip ar kažkaip anaip. Vien tik dėl to, kad mes tuo tikim, o ne dėl to, kad mes suvokiam, kaip dalykai veikia iš tikrųjų. O suvokimas tai ne dėl to, kad mes patys tą matom, bet ne dėl to, kad kažkas mums teigia, kad tu padaryk šitaip ir bus anaip. Tai tada yra tikėjimo sistema. Mes tą sugebam patys patirti, tai tada jau yra kažkas, kas iš tikrųjų suprantam iš esmės. Tada mes jau žengiam virš iliuzijos. Tai va, tai daug maž tiek gal buvo noras papasakoti, gal kokių klausimų ar komentarų. Ta prasme, tai tam tikrą prasme tie klodai visokie ten egzistuoja ir panašiai. Bet čia daugiau yra kalba turbūt eina, kai mes sutinkam kažką iš savo sielos grupės, savo sielos šeimos. Tai yra tekę matyti labai panašių žmonių, kurie panašiai atrodo, panašiai elgiasi, panašiai mąsto, panašiai jaučiasi.
Tai dažniausiai tai yra tos pačios sielos grupės žmonės. Jie tiesiog jų skirtumas tarp jų yra gan nedidelis. Kadangi tarp jų nedidelis skirtumas ir nuo kažkiek skiriasi, bet jie kadangi tos sielos gimė labai šalia viena kitos, jos yra gan panašios, skirtumas tarp jų yra gan nedidelis. Dažniausiai yra tokia. Bet čia yra labai skirtingos istorijos, šitie gyvenimo skirtingi įvykiai, nes pirmiausia, kai mes, tarkim, kažką sutinkam, mes turim suprasti, kad kai mes judam per realybės sferas, tai yra tarp skirtingas valstybės, mes einame į skirtingas realybės. Ir kai mes esame skirtingoje realybėje, mes paklūstam tos skirtingos realybės taisyklėm, ir tai, kas vyksta toje realybėje, tai lieka toje realybėje. Mes išeinam iš tos valstybės, iš tos realybės, viskas pasilieka ten ir tai atrodo kaip sapnas. Neretu atveju, kai mes per laiką keičiamės, mes, iš esmės įeinam į visai kitus psichinius lygmenis ir mes disasocijuojam save su savo buvusiom asmenybėm. Su laiku išnyksta tas susiminėjimas. Sutampa, tai jo, iš tikrųjų, tai tas vardas toksai išskirtinis, tai pirma asociacija ir buvo būtent su to vardu. Tai kaip ir gerai, tiek ten šitam susitikimui ir tuomet susitiksime sekantį kartą, tęsime toliau savo tyrimus, atrasim dar kažką naujo.